Jeigu kada ieškosit erdvės baliui, labai dideliam baliui, tai čia jums reklama prie Varšuvos. Vergas, kaip atrodo. Matot? Tai va taip. Ką valgai? Daug makaronų ir mėčytės su pipirais. Kai privalgai, reikia išvaikščioti tuos makaronus, mėsytę, atidirbti. Einam patyrinėti miestelį, kad ir kaip jis vadintųsi. Privažiavom Austrijos Čekijos pasienį ir jau tradicija tampantis dalykas paragaut zmrzlynus, ledų. Einam paieškosim ir pasidairysim po miestelį Mikulov. Visai įspūdingai atrodo. Čia kažkoks dvaras, pilis, bažnyčia aukštai ant kalvos. Ir oras fantastiškas. Pagaliau susipažinsim, ką reiškia karšta vasara. Nieko? Dėkui. Teko nusimti milijoną pinigų, kad nusipirktume ledų. Prašau, ne viskas taip paprasta. Reikia kešo. Už tai galėjome pasirinkti lygiai iš 2 skonių. Sūrios karamelės ir abrikosų. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen dort. Štai kaip atrodo pusryčiai pas močiutę. Ten pro langą virtuvės kalnai matosi. Jau atrodo žmogus privalgai, nes ant stalo tai gausybė dalykų. Ir labai faina, kad visi yra naminiai, beveik. Ir dar ant viršaus, kad nebūtų per mažai, kad pas močiutę gauni. Sakė, pusryčiai yra stipriausias dienos maistas. Reikia klausyti. Negalime atsisakyti pas močiutę duoną. Tai užtruksim čia panašu. Palauks mūsų kelionę dar. Pasislėpusios žąsys. Štai kur mes buvom įsikūrę. Fantastiškas vaizdelis.
Pasiekėm Slovėniją, kuri mus pasitiko saulėtais orais. Labai šilta, labai gera. Sunku suprast, kad vasara eina į pabaigą. Ir mūsų pirmas pasivaikščiojimo takas yra į šitą lizdą. Jeigu galima pasikarstyt, tai Justė tikrai tą padarys. Pažiūrim, kas ten apačioj. Čia pabūsiu. Reik prisijungti. Kaip atrodo laimingiausias žmogus, pamatęs daug laiptelių priekyje. Puškuoji 5 kilometrus ir pusę kelio galvoji apie tai, kaip būtų faina suvalgyti snickersą. Bet Nes jo turi, o jis guli mašinos bagažinėje. Ir tada pasieki finišą ir jūs ištraukia iš kuprinės. Ta-da-da. Fantastika. Persirengimo stotelė. Gal pomidoro? Ne mūsų, bet kažkieno pietukai nevalgyti liko. Švarus, gražus. Atvažiavom į sostinę. Sveiki sugrįžę po 6 metų į Liublianą. Kuris gražesnis? Dabar atsakingas momentas išsirinkti mūsų kelionių talismaną. Kadangi prieš tai turėtą iš Liublianos pamečiau kažkur. Tenerifės. Buvo labai liūdna, tai nusprendėm atvažiuoti į Liublianą vėl, susiras naują. Jonas nuo šiol bus mūsų kelionių palydovas. Yeah! Kurį tiltą rinktis? 10. O kairį. Eikit 3. Labas rytas, šeimininkė. Labas rytas. Kas pusryčiam? Omletas ir gražus vaizdas. Šiaip netaip išsiridenam iš savo apartamentų
ir judėsim link Bledo ežero, pasimsim dviračius ir tyrinėsim apylinkės. Jeigu ką, I have it on the camera. Atmynėm apie 18 km. Su elektros pagalba pasigrožėt Slovenijos slėniais Triglav nacionalinio parko. Močiutės pyragėlis, turkiška kavytė. Pati kompanija. Kadangi čia viską gamina namuose, tai šitas šokoladinis pyragas yra pagamintas namie. Ir šitie ledai yra naminiai ožkų pieno ledai su vanile. Šiaip žiauriai skanus. Tai jeigu būsit Triglav nacionaliniam parke, užsukit, nes čia daugiau nieko nėra slėniuose, tik šita kavinė. Nieko nėra, dėl to, kad skanu ir gerai ir turkiška kavelė. Pats geriausias kelias, kurio niekada negalima praleisti, tai yra žvyrkelis. O dar su dviračiais - fantastika. Rėdėjom ir atridėjom prie Bledo ežero. Laikas pasistiprinti. Šausim smashed cheeseburgerą. Prie tokio vaizdo turėtų būti viskas skanu. Štai ir mūsų burberiukai. Burgeriukai su bulvytėm. Kaip skonis? Puikiai.
kartą, tai ne kartą braukta. Nėra kelionės, kad taip nebūtų. Pradžia, čia kažkoks mykštukų takelės.